esame didžiausioje Maskato ir viso Omano mečetėje. Ir vietiniai pabrėžia, kad tai yra antroji pagal dydį mečetė visam Arabijos pusiasalyje. Iš tikrųjų labai įspūdingas kompleksas, nežinau, taip iš akies galima sakyti, kokie 10 futbolo aikščių jisai užima, gal daugiau netgi. Pati mečetė ir šalia jos esanti teritorija, kur yra skirta maldai, mums gidas sąja, kad čia telpa penktadieniais, kai yra didžiausios, svarbiausios savaitės pamaldos. Apie 20 000 žmonių sueina, yra be abejo, kaip ir visose mečetėse, atskira patalpa moterims ir atskira teritorija vaikams. Mečetė viduj labai prabangiai įrengta, iranietiški dranko darbo kilimai visose kilimuose, visose grindyse ir Svarovskio kristalais nukabinėti šviestuvai ir šveicariški laikrodžiai paauksuoti ir daug kitų dalykų, ir marmuro daug, ir aukso daug. Šviestuvas 14 metrų aukščio, į kurį kai reikia valyti, tai gidas sąja, kad įlenda 8 žmonės ir ten iš vidaus, yra kažkokios kopėtėlės, laiptukai netgi, žodžiu, tikrai jau taip padarė, yra į ką pažiūrėti.